Nu gerai, Rasel, tai prieš kiek laiko mes pradėjom, meilės tą kelionę Skin Lovers sveikos odos link, aš bandžiau prisiminti, kada mes pradėjome draugystę mūsų. Nu, kokie 4 metai atgal bus, jo. Ir mano visas draugas ateina pas mane į namus ir bėga pas mane pasižiūrėti, aptikti į vonę, ar aš tikrai tik Skin Lovers naudoju. Aš tą patį galvoju, ar tikrai yra draugė, žinai, ar tikrai, jo, ar tikrai, nes, žinok, nesvarbu, kad aš esu įkūrėja, gamintoja ir man tą patį žiūri ir tavrasi išeina, sako, oho, kiek Skin Lovers, sako, kas tikėjasi ten rasti ar pamatyti, nu tavrasi, jo, aš tikrai žinau, kad tu tikrai naudoji ir tu esi čia dėl to, kad tu naudoji ir tas kelias mūsų tikrai toks ilgas ir gražus, ta prasme. Nes Skin Lovers iš tikrųjų 6 metai, tai tu beveik nuo pradžių ir atsiradai, jo, 7 keliauja. Man yra toks truputį su visų influencinimu ir viskuo yra tiek daug žmonių, kurie tu įsivaizduok, tu sėdi trečiadienį vakare ir galvoji, šiais metais visai norėčiau nuvažiuoti į Tailandą. Kiek kainuoja biletai? Pasižiūri, kokia ten 700, tarkim. Ir tada, tau parašo koks nors brandas, sveiki, ar norėtum pareklamuoti, tarkim, šitas ir šitas dantų balinimą, bet ką, juostelės. Ir, siūlome, pavyzdžiui, ten 700 eurų šitą storį. Kodėlgi ne? Bet tu sėdi ir galvoji, bet aš niekada nenaudočiau šitų dantų balinimo juostelių dėl tiek daug priežasčių. Bet kaip sunku atsisakyti tų pinigų, nes aš tai noriu į Tailandą. Ir aš save išmokiau atsisakyti ir aš geriau dirbsiu su jumis ten ilgą laiką ir tikrai naudosiu, nes, man atrodo, reklamuoti brandus, aš nežinau, kaip kiti influenceriai tai daro, bet aš esu pabandžiusi reklamuoti kažką, šiaip, bet aš esu pabandžiusi reklamuoti dalykų, tai irgi buvo tas dantų balinimo juostelės ir aš po to aš tiesiog jaučiausi, kaip, žinai, jeigu tu vyrą savo išduotum, kaip nors taip blogai viduje morališkai. Tai čia aš manau, kaip mes susimastum viduje, ta prasme, ar ką aš transliuoju, ką aš turiu atiduoti tam žmogui, tai tada yra labai svarbu, kai žmonės nesusimastų, yra toks produktas, parodyti tą produktą ir tiek. Man atrodo, svarbiausia yra eina link to, kad tai, ką mes naudojam, tą mes ir galėtume rodyti ir pasakoti, kas iš vidaus mūsų atkeliauja. Ir visų pirma, ir tavo sekėjai, man atrodo, tai jaučia ir mato. Bet čia ir yra pažadas sekėjam, nes kitaip tai tu tiesiog meluoji. O žmonės tiki, kad tu tikrai tai naudoji. Tai tu išduodi, tu klausimas, kaip jie pateikia, žinai, arba čia yra tokios fainos juostelės kažkokios, ar aš naudojau, įdėjus ir man jos labai patiko. Tarkime, kaip iš tavo stories mes matome apie Skin Lovers, kad, tarkime, aš bandžiau šitą, aš bandau tą ir būtų tikrai melas, jeigu tu jų nebūtum naudojusi, bandžiusi ir panašiai. Tai gal iš tos pusės. Aš žinau, tu matai dar tu mano story, pavyzdžiui, man yra priemonių, kurios nepatinka. Tai be abejonės mes galėsime aptarti, bet labiau kalbėsime apie tai, kas patinka. Kuris, tai, tarkim, 4 metai, kuris pirmas produktas, kuris tau labiausiai patiko? Pradėkim gal nuo to. Aš negaliu pasakyti, kuris nepatiko labiausiai, kuris dabar labiausiai patinka. Tai mes, kai tavim susitikom, man atrodo, daug moterų žiūri tas visas dėžutes, gražias, kur ten prirašyta visokių ten priemonių pavadinimų ir ką jos daro ir galvoja, ką aš žinau, kokios man reikia. Aš iš tikrųjų ne iki galo atsimenu, kokias mano odos kompleksija yra, kaip ten kosmetologas sakė. Bet, žodžiu, tu man tada sakei, kad tau reikia šito prausiklio pienelio. Ir aš parsinešu namo tą pienelį ir toks jausmas, kad tu kažkokį kremą veido savo ir tai nieko atrodo nenuplauna. Bet gerai po to pasiemu pasitikrint toniko ant to tamponėlio, ir valai, ir nebėra tos pudros, nuplauna. Bet protui atrodo tai, kad aš net nenusiprausiau veido, ten išsimozojau biškį su kremu ir viskas. Ir aš tiek kartų įtikint save turėjau skaityti online, gilintis, kad pienelis iš tikro ten nekenkia epidermijos sluoksniui, nes visom aš anksčiau putas naudodavau, kur dabar niekada nebelieščiau tų priemonių, kur tu nusiprausi ir atrodo... Ir girgžda tas veidas. Jo, bet atrodo taip švaru. Bet mes iš tikro tai kriauklę virtuvės norim iššveisti. Mes nenorim savo veido. Kaip mes Rasa su tavim tą temą apie feirio nenaudojom, ar ta prasme kalbėjom, kad prausiklis lygus feiriu. Ta prasme jis gerai išplauna, bet ta prasme jo. Ir tai jau o kaip nuo to jausmo, tarkim, tau sako, tau reikia pienelio, bet tu mėgsti įpratus prie girgždėsio, kas yra normalu, tarkim, jau tau sako, suvoki, kad tai yra negerai, bet kas tau pakeitė tavo viduje, kad tai geriau to nenaudoti. Bet aš tau tiesiog turėjau pasakyti, kad tai, kaip aš manau, yra netarnaujantis įsitikinimas. Ir tai nėra tiesa, o tiesa yra visi šitie moksliniai faktai. Ir ilgai naudojant šitą pienelį,
nesikamša to, viskas gerai. Ir jinai kaip tik ten daug labiau pridrekinta ryte atrodo. Ryte netrodo kaip ten, žinai, susidžiuvęs. Man atrodo labai svarbu yra, kad kai žmonės, bent jau su peneliu, nes tai yra mano best produktas, ir jeigu man sakytų, kokį vieną pasirinktum, aš pasilikčiau penelį, nes penelis iš tikrųjų ir maitina, ir drekina, ir tas pojūtis šilkinės odos lieka. Aišku, jeigu full ten make-upas, nu tai šalia kitų ten produktų yra, bet kaip įprasminti va tą žmogų, nes labai daug kas netinkamai valo veido odą, tai ką sakau, jūs jaučiat po to, kai nusiprausėt? Sakau, ką matot? Švarią odą. Ką jaučiat? Taip labai tempia, tai einu serumų pasiimti, ten kremų, sakau, gerai, o po penelio, ką jaučiam? Galiu kaip ir nestep nieko, sakau, tai gal jau verta pergalvoti. Tai labai patiko tas, kad pergalvoti savo įsitikinimus. Nes mes pirmas įsitikinimas yra, kad girgždinti oda, bet jeigu pergalvojus, jinai turi būti primaitinta, pridrėkinta netgi po valymo etapo. Nes visur girdi, kad svarbiausias žingsnis yra švariai nusivalyti odą ir ta pasiemi tą penelį ir atrodo, jis tikrai nenuvalo, bet jisai nuvalo, bet tai įrodai savo, pasiemi tą vatos diskelį ir važiuojam. Aišku, jeigu aš esu full on make-up užsidėjus, tai nenuvalys, bet taip, kiekvienos dienos odos priežiūrai taip, bet man vis tiek būdavo, kad aš netikėdavau. Žinai, tas toks yra tiek giliai įėjęs įsitikinimas ir aš kartais pas kosmetologę kažkur skydavau, gerai, duokit tų putų, išseniai, gar kažko. Ir tada panaudoju, ir aš turiu mišrę odą ir aš tada matau, kad oda iš karto sebumo daugiau pradeda naudoti, čia pradeda kimštis, bet tai vienai sekundį, kai nusipraus, atrodo, kaip švaru. Kosmetikos pagrindinis tikslas yra, kad tau čia ir dabar greitą efektą duotų, ką mes diskutavom prieš pradedant filmuotis, kad mes norime čia ir dabar gauti efektą. Čia ir dabar tai yra nuprausta švari oda, per akimirką, per labai greitai, nes su peneliu vis tiek mes ilgiau neužtrunkame, bet tada mes turim, kuo toliau pasaulis kalba, turim tapti sąmoningais. O žmonės, tai kosmetika lygiai taip pat kupina melo, kuriame mes sukamės, paimam tos pirminius pojūčius ir norime jų. Kas, nėra blogai, bet jeigu mes turime kažkokių odos problemų ir nenorime greičiau pasenti, ką kosmetika daro iš tikrųjų statistiškai, jeigu mes nuolatos netinkamus produktus naudojame, jeigu anksčiau nuo 25 metų senėjimas, dabar yra nuo 18 metų senėjimas, aš neįsivaizduoju, kas bus toliau, nes jaunoji karta ką daro. Nuolatos vis daugiau ir daugiau kosmetikos priemonių naudoja, jeigu jos yra tokios sausinančios, ten visa kita, tai jos vis labiau atsiranda raukšlės, atsiranda dehidratacija, atsiranda spuogai, dermatitai, ta prasme kosmosas. Ir čia toks counterintuitive, toks atvirkščiai, nes atrodo, tai aš suprantu, kodėl naudoja. Bet dažnai grįžtam prie tos kitos temos, nes mes tikrai šitą paauglių priežiūrą grįžtam. Tai kad tiesiog labai svarbu save edukuoti, o ne pasitikėti marketingu, nes iš tikro, kas atsitiko Lietuvoje, taigi kai mes augom, nebuvo absoliučiai nieks nieko apie tą priežiūrą nežiūrėjo ir didieji prekių ženklai, net ir lietuviški, mus pradėjo edukuoti. Bet jie mus pradėjo edukuoti pagal produktus, kaip jiem reikia. Ir man atrodo, toksai galios prisėmimas yra atsidarimas to ChatGPT ar dar kažko. Ir tikrai paskaitimas, kad vienas dalykas, kur visi kosmetologai sutarė, tai kad sveikiausia odai nuprausti yra pienelis. Kad ir kokie mūsų įsitikinimai būdavo. Aš turėdavau įsitikinimą, kad aš pradėsiu sportuoti ir būsiu sveika ir ten stipri ir kuda ir ten dar kažkas. Jeigu varysiu į džimą ir sportuosiu taip iki paskutinio prakaito, ten mirsiu per tas treniruotės. Bet aš visą laiką, nepaidavau. Nes tu meti galiausiai, nes tu išsenki. Tai gerai galvoju, jeigu taip neveikia, tai aš galiu nueiti į sportą ir tada pasidaryti, kad ir 30 minučių treniruotę. Bet kitą dieną aš vėl kažkaip noriu ateiti, nes nenužudžiau savęs tenai. Ir taip jau kokie, žinai, 3 metai ir nemetu. Bet žinai, čia ir yra ta diskusija, kad pažadas duoda, tu ateik 10 dienų šitą, arba čia yra kas ten dieta, kuri ten savaitę ir tu numesi ten kilogramą, tai yra pažadas, o kurį žmogus nori patikėti ko nors. Tik dabar keičiat, man atrodo, kaip žinai, kažkaip suploti tą ranką prie mūsų galvos ir sakyti atsibusk. Taip, jau visi, man atrodo, mes pavargome nuo tos reklamos ir tos neteisybės, tiesiog vėl grįžkime į tą sąmoningumą, kritiškumą, pagalvokime, kas tau tinka ir panašiai. Bet jums kaip skinloveriam yra daug sunkiau tai padaryti, nes labai pienelis. Tai aš net jau pavargau iš tikrųjų nuo šito reikalo, bet manau, kad dabar yra pats metas. Bet yra daug brandų, kurie sako, naudok šitą, tarkim, veido kaukę, arba kremą ir drekins odą. Ir žmogus nusiperka, užsideda vakare ir mato, oho, kaip gerai atrodo. Ir tada automatiškai, tu galvoji, kad puikus kremas, drekina.
Ir aš pati, pavyzdžiui, kai skridau, skinlaveris čia įsidėjau į lagaminą ir tada 9 valandos, tai greitai reikia kažką nusipirkti, nes tikrai išsausint sodą. Nusipirkau vieną iš tų pagrindinių brandų, mini tokią veido kaukę, užsidėt ir galvoju, aš nesu Marškus, man oda taip atrodytų. Žinai, visa tokia plump, žinai, pasidaro tokia, intensyvi hialuronai. Ir tada, bet tu supranti po to, kad tai yra tiesiog silikono sluoksnis, kurį man uždeda. Jeigu aš neturėčiau žinių, aš galvočiau, kad kaip šitą kaukę drekina, bet yra silikono sluoksnis, kuris iš tikrųjų neleidžia odai kvėpuoti ir ją labiau sausina, bet man atrodo, kad kaip drekina, aš tada pirksiu, nes aš taip pasitikiu. Bet va tas užburtas ratas gaunasi, kad mes pirmą akivaizdžiai mes pamatome ne kažkokios kosmetikos teigiamą, bet neigiamą pusę, bet pasiekmėje, kaip atpažinti, tai tarkim, bet jeigu aš matau, kad gerai, bet tada su kodėl tu atėjai pas mane, kodėl tu eini pas kosmetologą ir vis ieškai, taigi aš naudoju tą kremą, kuris žiauriai fainai drekina, bet sakau, ateini pas mane su problema, šerpetoja, bėrimai, tai kodėl tos problemos egzistuoja? Aha. Ir taip, žinai, man fokas viduje galvoju, toks kažkoks tai keistas jausmas, nes tau naudoji kaip ir patinka, bet su laiku, ką moteris turėtų pastebėti, kad pradeda vis labiau tempti odą. Po tokių fancy, fainų gražinančių, nepuosinčių, gražinančių produktų, pradeda oda taip, ryte dar labiau tempimas, vakare ryte dar didesnis poreikis to kremo. Šiaip su gerais produktais vėliau tau kuo toliau, to mažiau reikia. Iš pardaviminės pusės tai nėra pats geriausias dalykas, nes jeigu aš sakau, kuo mažiau, tai yra geriau, tai reiškia produktų mažesnį kiekį naudoti, kiekį mažesnį naudoti, visą laiką su skinlaveriais kalbam, reikia mažesnės rutinos kiekio, o dabar jeigu mes pažiūrėsime į kitus, kiek kosmetinėse mes turime produktų, ten kokį 20 bus, ne, pas moteris. Ir viskas jie skatina pirkti jas, kuo daugiau perkam, bet moteris turi atsigręžti ir pažiūrėti tą veidrodį ne po kremo iš karto, o po kažkiek laiko. Ir tada jinai atsakys klausimą, ką tu jau praėjus tą kelią pasakai man, nes šiaip tai retai tokių pokalbių aš turiu, dažniausiai sako, tik pažiūrėk fainiai čia viskas, net su draugėm mes važiuojame kelionę ir man net liūdna pasidaro, kad, sako, bet žiūrėk, dabar taip gražiai tas veidas atrodo, galvoju, bet kas po to būna, tai nesvarbu. Reikia labai suprasti, kad net ir tos pas pačią kosmetologą, kai nueini, viskas yra verslas. Kad ir kokios, didžioji dalis jų tikrai yra nuostabios, bet vieną, ką jinai paims už tą valandą, kurią jinai su tavim praleido pinigų, kitą, kur jinai tau parduos tas priemonės. Ir dažniausiai tai yra parduodama, man net yra keista, kodėl staiga pradėjo reikėti 18 žingsnių ryto ir veido rutinos. Dėl to, kad jum daug parduoda, iš jūsų daug užsidirba. Pavyzdžiui, visą šitą vasarą, man tikrai yra labai nenaudinga tai daryti kaip influencerį, nes aš iš tikrųjų aš negaliu meluoti. Ir aš naudoju pienelį ir aš naudoju veido kremą. Aš net serumo nebenaudoju, nes aš pajutau, kad man nereikia šią vasarą viso to. Ir kartais kaukę užsidedu, bet tai ir yra, kad aš tai nebepardavinėju 18 žingsnių veido programos. Ir matau, kad tie krepšeliai šiek tiek mažėja, bet tuo pačiu nereikia. Taip, kai jinai pridrekinta. Bet viskas yra ok, tarkim, mes kaip iš prekinio ženklo pusės žvelgiame į tai, jeigu mes turime nuolatinį klientą, kuris supranta, ką mes padedam jam, mes nuolatos ir augame su juo, keičiasi odos poreikiai, natūralu, ką mes visą laiką kalbėsime, sezoniškumas yra labai svarbus, jeigu dabar reikia vienokių, vėliau reikės kitokių. Tai taip, tada vėl pasikeisti produktai, natūralu, reikės edukacijos ir informacijos, bet nereikia tokio 20 žingsnių. Bet čia yra labai gerai. Ties dviejais aš neapsistočiau, bet... Ne, bet čia yra trumpam. Aš pasak pajaučiau, kad tada nori pertraukos ir jinai pati irgi turi dirbti. Taip, natūraliai. Bet dar vienas dalykas, kurį aš esu išmokusi, kad taip kaip mes keičiam savo drabužius, vasarą vienas garderobas, žiemą kitas garderobas, tai taip mes tą veido kremą ir visą rutiną. Va čia yra dalykas, kur turim pasikeisti. Nes oda su visiškai kitais dalykais. O labai daug moterų, kaip naudoja vasarą tą patį veido kremą, taip. Ir sako, mano veidas priprato prie šito kremo. Veidas nepripranta prie kremo, jis keičiasi. Ir plaukų priežiūra tas pats. Visur yra tiesiog reikia pokyčio kažkokio. Tai įsimenam, kad sezoniškumas svarbus, keičiam tas kremus, serumus, prausiklius tos pačius pagal odos poreikius kažkokius. Gerai, tai kuris tas vienas produktas, kuris nuo pat pradžių tau nepatiko penelis, bet dabar labai patinka. O kuris labiausiai, ką naudoji iš karto? Šiaip yra drekinanti emulsija. Emulsija, visada ją naudoju. Ir dar buvo, kad aš kažkada užsisakinėjau, kai aš to sezoniškumo nesuprasdavau, aš irgi esu biškai prisižadėjau
žaidus su visokiam priemonėm, pavyzdžiui, kaip per daug naudojau, o Skin Lovers yra aktyvus, geri ingredientai ir, pavyzdžiui, jeigu aš blogai pati jau ten pabandydavau suderint, tai toks, gal ne iki galo gerai būdavo. Ir aš atsimenu, aš labai dievinu anti-agingo kremą. Aha. Ir pas jūs galima paskambinti kosmetologam. Ten, žodžiu, susitariau tą skambutį, tiesiog truputį atsišviežint, nes keičiasi sezonas ir jis sako, bet jums dabar ant vasaros karščių galbūt nereikia to anti-agingo, jūs pabandykite tą emulsiją. Ir aš kaip pabandžiau tą emulsiją. Jinai tokia lengva, bet jinai taip gerai, jinai va tokia va ir yra, kur atrodo, kaip jinai gali būti tokia lengva, nes vasarą ypatingai išeini į lauką, nėra, kad veidas nuprakaituoja ir bėga, tas kremas jinai įsigeria, bet jinai nerealiai gerai drakina. Vat man su jie yra, kad atrodo nebereikia net to serumo tiek. Arba ir šiaip natūraliai, jeigu ypač tingai labai šilta, nesinori labai daug sluoksniavimo iš savęs. Aišku, aš tau siūlyčiau čia kaip klaidą pamačius, kad galėtum vakarais, ne dieną, pavyzdžiui, ryte naudot, nusiprausiau, pasinaudojau emulsiją, o vakare vieną vakarą, pavyzdžiui, panaudoti vasaros laikotarpiu kažką prieš bėrimus jo kažkokius, arba ypač jeigu PMS, dar kažkas, tai to laikotarpio, arba kokį kolageno serumą, arba 3P serumą, tarkim, kuris drekina, maitina, apsaugo nuo saulės, pažaidos, kuri būna per vasarą, dirba su mikrorūkšlelėmis, kurios, ir, pavyzdžiui, kad tiek neprikrauti, serumus nakčiai naudoti. Va tavo, būtent personalizuoto atveju. Kitiem aš nebūtinai to siūlau, nes gali būti, kad dieną reikės tikrai kažkokių, bent jau nes dažniausiai 4 žingsnių, nes sistemą nuvalom, tonizuojam, serumuojam ir kremą atliekame, kiti nueina iki 2, minimalistai visiškai kaip tu prie mūsų minimalisto. Bet tai pasikeis, ateis šaltis ir aš tikrai naudosiu tai nėra blogai, mes turim pajausti, ko odai reikia. Viskas gerai yra tame, tik tais tavo atveju aš būčiau dar įsivedus tokį minimą. Bet tik tiek, kad pavyzdžiui, kai ne visi žmonės net ir žino, ko jam reikia ir jūs kaip prekės ženklas, jūs siūlo tą nemokamą skambutį, kad tu gali paskambinti profesionalui žmogui, kosmetologui, kuris tenai sėdi ir jisai tau patars, tu atsiunti savo nuotraukas, tai gali būti vaizdo skambutis ir tau tiesiog paaiškina, pasako, patarė. Šiaip aš nuoširdžiai net neįsivaizduoju, kaip moteris, kurios labai patinka šitas rytis, aš suprantu, galima tik tokia, galima dar kažkur informacijos gauti, bet jinai antiek yra paviršutiniška, kad tu savo visą laiką prisidirbi ir netinkamai pasirenki, nors tu esi visą laiką šalia ir pati sakai, atrodo, fainas tas kremas, o palauk, gal to nereikia. Tai nuoširdžiai aš neįsivaizduoju, kaip moteris tokioje gausoje platybėje kosmetikos brandų ir vis noro naujo nusipirkti, išgyvena tą laikotarpį ir nepablogina savo odos būklės. Nes man atrodo, dabar jinai kaip tik, nors yra labai daug sprendimų, jinai kaip tik vis gali blogėti. Greičiau senti oda gali, daugiau bėrimo atsirasti, nes nuo to daugiau nereiškia geriau. Tai mano akimis, kitaip mes, pavyzdžiui, su Skin Lovers negalėjom išeiti į šitą gyvenimą, nes mes pradėjom kurti aktyvius produktus, ne popsinius, nes be kvapiklių, be silikonų, kas yra, kad reikia mažiau produktų, taip toliau. Ir tada dar labai aktyvius kaip iš profesionalios pusės, pagal odos tipus labai aiškius ir aiškias problemas spręsti, ne tik odos tipam. Na ir tada tu išleidi produktą ir tada kas jis gaunasi, jeigu tu bet kokį produktą išleidi, tada jis tinka visiems. Nesvarbu, riebiai tu pasiimsi sausai, nuoširdžiai daugelį brandų, tu labai stipriai nepabloginsi odos. Su Skin Lovers yra taip, jeigu tu paimsi netinkamą produktą, tu gali pabloginti, nes jis ir sprendžia ir gali netikti. Bet jūs ir grąžinat pinigus, jeigu žmogui netiks. Jeigu netinkamai pasirinko, kas yra logiška, tada gaunasi, kad konsultantas susisiekė su juo, paaiškina, išsiaiškina odos tipo, odos problemas ir tada sako, žiūrėk, tau reikia tokio. Pabandom iš naujo draugystę užmegzti. Tai tas faini, kurie žmonės patikė ir tikė, bet kuo toliau, tuo labiau mes mažai norim bendrauti. Šiaip bendrai nori nusipirkti, pamačiau ir panašiai. Bet šiaip tai jo, čia yra. Bet čia klausimas, ar nori trumpalaikio efekto, ar nori to ilgalaikį. Tai svarbiau yra parinkti ir taip toliau. Gerai, tai labiausiai, kuris patikęs yra emulsija. Ir dar ir kaukės. Drėkinant ir kaukės yra brangios, jos yra toksai, kur tikrai gal žmogų labiau įtikinti reikia, bet net ir su mano draugiam, pavyzdžiui, kur, atvažiuoja ir, atišoka kažkoks spagelis ar dar kažkas, bet viena yra giliai drėkinanti, kita yra nuo spagelio. Ir sakau, gerai, užsidedam 15 minučių, aš tau parodysiu, nes čia tai tikrai magic efektas yra, kur tu užsidedi tą kaukę, palaikai tą 15 minučių nuo spagų, nusiemi, šiaip kitą rytą atsikeli ir tu matai, kad tas spagelis yra tikrai padžiovinta. Taip, nes aš tikrai esu labai daug, aš turėjau paauglystėj tobulą odą, nieko ten nebuvo ir man taip jau prie 30 aš ir visus spagelius gavau, viską, ko paauglystės metais išvengiau ir man šitas buvo toksai. Ir iki šiandien yra, aš privalau jį turėti stalčiui, nes labai padeda, o drėkinanti kaukė
jinai irgi turi tokią. Aš ją kartą per savaitę užsidedu, sekmadienis yra mano tradicija, kur, jinai nuostabų efektą turi, tikrai glosi tokį veidą duoda ir realiai, jeigu tokį efektą mes vėl grįžtam prie to pačio, kad mes galim greitą pasiekti prieš make-upus, ne, kažkokius, užsidėti šitą kaukę dėka hialurono ir polulano, yra 2 ingredientai, jie yra, kai mes esame vaikai, mažiukai dar visai, to ingredientų yra labai mūsų daug odoje, ingrediento. Kaip čia gaunasi? Medžiagos. Ja. Kaip ir hialuronai yra natūralus ingredientas organizme, taip ir polulanas. Ir su amžiumi tiek vieno, tiek kito labai stipriai mažėja odoje. Tai šitų 2 ingredientų yra labai labai didelis kiekis ir jis gali patekti, kai mažos molekulinės masės, į paviršinio odos raginį sluoksnį. Tai ką tu jauti iš pradžio, nusiplovus tas skalsumą, tokį slidimą odos ir pridrėkinimą yra paviršiui. Jaučiame paviršių, bet ačiū Dievui nedėka silikonų dėl to, kad mes paveikėme odą ir tada yra tas gilesnis, intensyvesnis jau veikimas. Ir aš dar kodėl labai gerbiu tą kaukę, nes aš pirmą kartą, tu man ją irgi davai pabandyti, aš ją užsėdu, gerai, ten tą 15 minučių pasėdžiu, varau, nusiplaunu ir plaunu, aš ją ir plaunu, nusiplauna. Ir aš sakau, Alesė, bet taigi, jūs kažką negerai padarėt, žinok, jinai nenusiplauna tą kaukę, bet aš dabar turiu specialiai jai veido rankšluostuką, kur jinai gražiai nusiplauna. Ir tu man tada paaiškinai, kodėl. Nori paaiškinti visiems, kodėl? Ar gali paaiškinti? Dėl to, kad tos kitos kaukės, jos turi drėkinti, bet ten yra kažkoks ingredientas, kad jisai padaro, kad jinai lengvai nusiplautų ir jisai sausina odą. Tai tada irgi gaunasi, mums tiesiog atrodo lengva naudoti. Yra iš esmės, visą laiką mes labai stengiamės iš tikrųjų suprasti savo klientą. Mes tikrai labai daug naujovių netrukus pateiksime ir vis atnaujinam produktus, ieškome, nes nepamirškime, kad kosmetikos ingredientų pasaulis labai greitai auga. Lygiai taip pat kaip ir, sveikatinimosi sritis ir panašiai, technologijos išgavimas. Ir mes tikrai girdim, kad klientas ko nori greitai, švariai ten, kuo greičiau nusiplauti. Aišku, mano širdis tai už tą natūralumą, bet mes ieškom tų sprendimų. Bet iš tikrųjų, kaip ir tai kaukiai, žmogus nori greit nusiplauti, bet gerą efektą gauti. Tai tarkime, mažiau įdedi kažkokių ingredientų, kurie duoda tą intensyvumą, jie lengviau nusiplauna odos, nes ten yra tiesiog kaolinas, kuris yra visuose kaukėse, tai pagrindinis ingredientas, kuris yra be proto pigus, jis šiaip duoda tą tokį, paviršinę skaistumą kažkokį odai, ir gerą nusiplovimą, ir viskas. Ir tada, bet kaip ir aš suprantu klientus, aš suprantu jų poreikius, mes atnaujinam tą kaukę ir aš tikiuosi, tu būsi ta pirmoji, kuri išbandys, nes man yra meilė dabar. Nes man irgi iš tiesų, aš irgi ta pati paprasta moteris, bet aš labai daug iš profesionalios pusės labai aš noriu, kad jis būtų tas sveikas produktas, bet aš noriu ir patogumo. Tai dabar, ką mes pavyko, tai 2 metai mums užtruko, kad su natūraliais tais pačiais ingredientais pavyktų švelniau, bet paliktume tą pačią savybės. Tai žodžiu, pamatysite. Man šiaip yra, pavyzdžiui, dabar, kodėl skin loveriai dar daug labai kalbam apie tai, kad yra ultra processed food. Mes gyvenam, viskas, ką mes beveik nusiperkam parduotuviai ir taip toliau, ten yra gausybė ingredientų, tu nesupranti, kas ten parašyta, jie kenkia mūsų žarnynui, kiek moterim pulčia pilvus, pavyzdžiui, ir taip toliau, nes sunku valgyti jau gerą maistą yra, arba dėl to reikia stengtis. Tai su labai daug kosmetikos, man atrodo, yra taip, kad jinai yra tokia ultra process, kad jinai duoda greitą efektą, bet mes žinom, kad ilgam etape mes sumokėsim kainą už tą greitą efektą ir man dėl to kartais atrodo, kad tai aš tiesiog į skin loverius dažnai žiūriu kaip į tą sveiką maistą, kurį reikės laiko pasigaminti. Bet jisai kitą efektą. Labai gražus palyginimas tavo. Ta prasme, labai gražus. Man tai iš tos pusės, kad dabar jau po tiek metų aš, pavyzdžiui, turiu privalu testuoti kitus gamintojus ir dar prieš filmavimo pasakotau, naudojau, nepasakosiu pavadinimu ir ta prasme, žiauriai jo faina pamatyti, kaip oda sulygėja, per akimirką nuo kremo ir raukšlelės lyg ir dingsta. Bet realiai, man tada toks galvoju, koks tai yra melas, nes aš esu iš vizažo srities, iš makiažo. Man yra labai svarbu, kad aš pasiekčiau tų anti-agingo efekto greito ir panašiai. Bet makiažas, aš nemeluoju niekam. Aš tepu makiažą, pagražinu odą tiek, kiek reikia. Kiek tam gal vakarėlių, gal tiesiog kasdienybė, gal dar kažkas tai. Bet kosmetika tai yra puoselėti skirta oda. Ir man tada sėdžiu ir toks net piktis, jeigu aš tepu tą kremą, galvoju, aišku, šitas kremas iš karto atrodo, o tu atrodo, kad tu kremą tepiesi. Nors pagal sudėtį tai yra ne kremas, tai yra silikoninis bazė prieš makiažą.
Nu, tiesiog, kur daugelis moterų net žino, kad makiažo bazių gal geriau kasdieną nenaudoti, bet kad kremas toks, nu, nieks nepagalvoja iš esmės. Tai va čia ir einame, kad taip ir su maistu, taip ir su kosmetika aš labai galvoju, ką aš tepu ir kodėl aš tepu, kokia bus pasiekmė viso šito. Aš nenoriu tų kvapų, kurie nuolatos dirgina ir sausina tą veido odą, bet edukuoti žmogų reikia, kad taip vyksta, nes tiesiog moteris apie tai net nežino. Nu, tipo, taigi kremas, jis padeda. Kaip wellness visa industrija sveikatingumo žmonėm pardavinėja dalykus, kurie... Nu, tiesiog yra trendiniai, bet produktai ir jie neveikia odo, nu, nes jie iš tikrųjų nesusijęs. Tai lygiai taip pat su grožio visa industrija, nu, yra trendai, kurie labai gerai parduoda, bet nu, iš tikrųjų tai kaip ir su sveikatingumo, tai ilgamžiškumo visa industrija, mums nebūtinai reikia super brangių papildų ar ten kokių nors ledo vonių, ten kur specialiai turi nueiti, mums reikia reguliariai miegoti 8 valandas, valgyti ir judėti paprastai. Taip. Ir labai geras ilgamžiškumas būna, bet mes tuos pamirštam, nes neturim laiko ir norim to greito efekto. Tai nusipirkstam kokių miltelių, ten wow. Stebuklingų, kurie to čia ir dabar padės. Ir tas pats su kosmetika, ir tai labai gerai sakai. Tai, pavyzdžiui, aš nesu juoda balta. Nu taip, man patinka natūrali kosmetika, taip, aš pykstu dėl to, kad va dabar yra naujas tyrimas išėjęs, mano Substack'e yra aprašyta, kur moterys ir vyrai vis dar labiau pasitikė pasidažiusiamis moterimis. Aha. Nu, man pikta, nes intelektas turėtų kelti pasitikėjimą. Okay. Nu, bet gerai, vis dar labiau pasitikim pasidažiusiam moterim, bet man irgi patinka pasidažyti. Man patinka galėti išeiti gatvę visiškai nepasidažius, nufilmuoti story save atsukus kamerą visiškai nepasidažius, bet nereiškia juoda balta. Taip. Kad aš niekada nebesidažysiu ir va ką tu sakai, kad yra kosmetika, pavyzdžiui, net ir ta pati pudra, kurią tu užsidedi, kai nei vestuves, kai nei šventė. Ir tu savo nemeluojant ir tau, kad nieks nemeluotų, sakai, šiandien aš noriu pasigražinti. Taip, bet pavyzdžiui, kiekvienai dienai aš kai augau, nebuvo BB kremo ar dar kažko, man buvo toksai, nori gerai atrodyti, nu davai. Pudra, važiuojam, ten vienas iš tokį sluoksnį ir ta prasė spuogai auga toliau, ten dehidratacija. Nes ten ir buvo labai tie silikonai, nu kur tau tikrai akivaizdžiai šiaip jau dabar net dekoratyvinė, jeigu kalbėtume next temą, nes šiandien nekalbėsim apie tai, jinai tobulėja ir gerėja, bet iš esmės vis tiek lieka tas, kad kas nusulygins, padarys, logiškai suvokime, nu nėra tai, kad ir tas bus. Ir labai puoselės, ir labai padės. Tai aš savo turėjau labai irgi kur save perauklėti, kad pudra yra kartais. Taip. O BB kremas gali būti kiekvienai dienai. Taip. Ir jisai neturės to paties efekto, bet sveika oda nėra tobula oda. Taip, labai gražus jodas. Kad mes turim priimti net savo veido odą, nes aš prisimenu, kai man buvo, žodžiu, labai daug dariau YouTube'ės filmukų atliekant make-upus. Ir aš visą gyvenimą sergu dermatitu. Aš labai daug viešdavausi. Ir ta prasme, dermatitas pas mane visą laiką šalia būdavo ir aš vos ne ant vaistų turėdavau gyventi, nes kodėl? Visų pirma, dabar aš taip, o tai kas man padėjo? Skinlaverį sukūrėme, jo padėjo, putų nebenaudojau, to nebenaudojau, bet iš esmės pagalvojus, aš kiekvieną dieną piešdavau tokį sluoksnį, dėdavausi savo ant veido, bet nepamirškime, kai aš save matydavau nuolatos kamerą, aš įpratau taip kasdienybėje atrodyti. Ir tada aš kiekvieną rytą, jeigu aš dabar išeinu į studiją, atlieku makiažus, aš galiu plonesnių sluoksnių pasitepti savo veidą BB kremu kasdieniu, kuris nekemša porų, puikiai jaučiasi, mano oda kvėpuoja, bet aišku, jis nėra full ten covering. Ir man vets okei, bet kaip mes įprantam, nes taip mums duoda visos tos galimybės tų produktų. Va čia reikėtų vėl sąmoningumą, kad suprasti ne kasdieną. O moteriai, taip, kuris savęs nefilmuoja, tai jinai atsidaro Instagramą ir jinai tiesiog scrollina per visas tas tobulas odas. Taip, ir galvoja, kad visur tokios tobulos odos, tik pasiekia kažkas. O taip ne. Ne, yra nuostabi knyga Ways of Seeing ir ten kalba apie tai, kad grožis yra žiūrinčiojo akise ir mums reikia labai atsargiai stebėti, ką mes savo kiekvieną dieną rodom, ar tai nėra tas melas, kur, pavyzdžiui, net ir su sveika mityba, tik tai 0,2% viso sveikos mitybos patarimų yra teisingi. Čia yra nauja statistika, kur iš čia įsivaizduojate, kiek yra melo, kiek yra... Ir tas pats kosmosas yra ir su kosmetika, ir su veido priežiūra. Tiesiog mums yra meluojama, bet kadangi socialinės medijos yra tokios, mes tiesiog nežinom, mes dar neturim tų įrankių atskirti. Ir labai sveika savo yra pasakyti, kad, nors aš ir nematau tiek daug pavyzdžių paprastos, netobulos odos, kur ir raukšlė yra, ir spagelių yra, ir ko tik nėra, čia yra normali oda. Va tai yra normalu.
Bet aš nežinau, kiek dar reikės to laiko, tiesiog moteris natūraliai turi matyti save veidrodį, dažniau pasižiūrėti, priimti tą odą, kas yra ir natūraliai senti. Nes, žinai, ateina kitos eros botokso, ten viso kito, kad iš tikrųjų senėjimas net kitoks prasideda. Iš tiesų mes tikrai galim pakeisti odą, gerinti ją, iš tiesų lėčiau senti, iš tiesų mažiau spogelių turėti. Tai va čia tokį balansą, bet nereikia galvoti, kad vienas spogas čia yra problema arba raukšlelė, kuri prie pakių, žiauriai kietai atrodo ir viskas yra gerai. Ta prasme, šypsena išduoda, emocija išduoda, o nežinai, kaip ten juokiamės, kad ašaroja, o pas ją veidas nemimikuoja. Botokso veidas. Tai žodžiu, jo. Bet man atrodo tiesiog žiūrėti į tas tikras nuostabias moteris gatvėje, jeigu laukiam autobuso stotelėje, apsidairyti, kad didžioji dalis žmonių, aš, pažiūrėjau, daug metų augdama nuo paauglystės turėjau valgymo sutrikimą, ir aš tikrai darydavau viską, kad tik tas kūnas būtų, ten badavimų ir taip toliau. Ir aš kažkurio metu pradėjau lankyti baseiną. Ir aš turėjau tokį nuostabų momentą, kur aš tiesiog sustojau, ten buvo piko valanda, labai daug moterų persirengimo kambariuose ir aš žvalgausi atsisėdas ir nei viena nėra iš to YouTube'o Victoria's Secret Angel kūno. Ir man buvo toksai, žinok, kaip sukretimas didžiulis, kad pala. Tai ne taip būna viskas. Tai dabar normalu. Visai normalia, ne? Ir man atrodo, nebuvo, kad per sekundę išgydė. Jo, natūralu. Bet lygiai taip pat eiti ar į restoraną, ar kažkur žiūrėti žmonių veidus, yra kas genetiškai turi labai gerą odą. Aš jau galiu vieną dalyką pasakyti apie Astą Valentaitę, aš kažkada iš jos intervą ėmiau. Ir aš sakau, Asta, jūsų tokia graži oda yra, ką jūs darot, gal turit, čia labai seni laikai, mano žurnalistas tų klasikinių interviu, gal jūs turit patarimą. Ir aš tiek gerbiu, nes neatsisuko ir sako, žinok, visų pirma, tai mano yra labai gera genetika. Ir mums irgi šito reikia nepamiršti. Sveika oda, kurią mes matom. Rasa, geriau sakyti, mano tokia oda, nes aš naudoju Skin Lovers ir yra tobuli produktai, dėl to man padeda. Taip jau, bet man atrodo, čia tas laikas tiesiog kintantis, bet mes norim to matyti. Žinai, man gal liūdniausia yra tai, kad jau daug kas pradeda kalbėti, bet pats klientas iš tiesų ir patys aš čia nesu klientė tiek iš kosmetikos pusės, bet aš su pati tikriausiai klientė ir maistų ir ten dar kažkur, aš pati lygiai taip pat patikiu, nes aš noriu, kad man meluotų. O kosmetikos brandai, tarkim, kaip ir mes, po truputį pavargsti kartais, net ir galvoja, žmogus pats nori, kad jam meluotų, jis netiki vis tiek, kas yra teisingai. Tai to sąmoningumo ir to tikrumo kažkokio, kad vets yra okei, nes jinai nori to, vienos serumos, kad nuo spogelių, kad pagytų visiškai, kad būtų tobulas tas veidas. Gal jinai ir tiki, kad Valentaitės tas kremas padėjo, nors tai yra genetika ir jos oda tikrai tobula. O kitas žmogus, kad yra tas spogelis, jis gali patobulinti serumas, kad nepablogintų dar tos situacijos, nes didžiausia problema galbūt, kai Valentaitės tobulas veidas, šiandien, nežinau, gal linkėjimai tau. Bet tavrasi, jeigu tavo yra kažkokia problema ant veido, tai nebūtinai, kad tau reiktų pačių produktų, ką jinai naudoja. Čia yra tokia basicas, bet iš tikrųjų daug kas naudoja iki šiol. Jeigu aš naudoju ten 3P serumą man geriausia, arba šiandien tavęs klausiu, koks tavo produktas ar penelis, tai nebūtinai, kad mano klausytojai dabartinė mane tiks labiausiai tas, gal jiems silicilo valiklio reikia kažkokio. Tai esminis dalykas, kad parinkti prie tavo odos tipo ir tikrai kosmetika spręs tą problemą, jinai jai padės, pagerins, bet jeigu aš naudosiu netinkamą produktų, čia ir bus, žinai, jau kitas. Taip, ir apie tą pačią, tai smagu ištraukti gerą genetikos kortą loterijoje, bet jeigu tikrai ta oda sistemingai nesirūpins ir taip toliau, tai nesvarbu ta genetika pablogės. Nes šiais laikais, ta prasme, maistas, užterštumas, saulės spinduliai, tas pats kompiuteris, kurį mes visą laiką, tas pats, nežinau, daug dalykų, kurios netgi ta pati dekoratyvinė kosmetika, kaip ir sakiau, jinai daugelį šiek tiek kenkti gali odai, jeigu mes nuolatos ją naudojamės. Ir daug tokių stresas tas pats, mes greitas gyvenimo būdas, visą tai įtakoja odos greitesnį pablogėjimą, bet tada šalia, aišku, atsiranda kiti. Žodžiu, gyvenkim zen ir tada nereikės nei Skin Lover. Tu juokai sakai, tas gyvenkim zen, bet pavyzdžiui, aš neturiu vaikų. Aš esu tikrai labai daug skaičiusi, aš jaučiu pareigą, kadangi aš reklamuoju odos priežiūros priemonės ir natūraliai mane seka ir jaunesnių merginų ir mano draugė pasakoja, tai aš jaučiu pareigą save edukuoti. Pavyzdžiui, man draugė pasakoja, kad jos 11 metų dukra, jie su šeima nuvažiavo šiais metais į Lenkiją atostogų ir šita nuostabi, labai protinga, kokia gera mergaitė, labiau norėjo eiti ne ledų, o į Sephorą. Ir man draugė taip pasimetė, kad
kodėl Sephora, aš suprantu, ten rūbų, ten dar kažko kitų parduotuvių yra. Ir pasirodo, kad ir aš po to kalbėjusi, kad didžioji dalis jos turinio, dukros, kurį suvartojo per TikToką, yra pasirodo skincare'as, odos priežiūros priemonės. Ir Sephora yra paleidus visą naują liniją, būtent vaikų odom, kur mergaitės yra pratinamos prie tos industrijos nuo labai ankstyvo amžiaus daryti odos smūčius, kur tu daug aktyvių priemonių susidedi į vieną ir tada tepiesi, o smūtis nuglutintis čia toks labai vaiko dalykas yra. Ir jie kvepia braškiam, jie kvepia ten uogom ar dar kažko. Bet yra, kas dabar atsitinka, mergaitės nusidegina savo veido odą, kurios važiuoja į ligoninę ir tai tu nuo pat mažens pradedi jau kenkti. Tai man atrodo, kad mes, aš nesu mama, bet mes suaugusios moteris turim save edukuoti, kad mums taip lengvai negalėtų parduoti ir mes tada tom dukrom galėsim parodyti pavyzdį. Pirmas dalykas jo per pavyzdį, kad bet kuriuo atveju mes turime suprasti, nes kokia yra problema su vaikais, kiek aš su jais dirbu, bendrauju, jiems reikia labai stipraus autoriteto. Mama, jeigu nesupranta apie tai, jinai yra ne autoritetas, o ypač jeigu nenaudoja, tai čia jau kitas, nes nesakytų, tarkim, aš nenaudoju, bet okei, tai neprisidirb, ko nereikia, nes neduosiu vaikui, jam, kad jis nesiteptų, nes šiandien vaikui ir taip toliau. Bet jeigu mama taptų tą edukatorę, kurį jinai naudoja, jinai savo tepasi, atlieka tas procedūras, bet kažkaip gal jinai turės kažkokią galę prieš visą šitą burbulą išpūstą, kuris yra labai bloga situacija. Šituo klausimu tai yra vaikai, vėlgi, jie daug žino, bet nežino, kas jiems tinka, prisidirba, nusidegina, kosmetika iš tikrųjų pradėjo, kaip aš sakiau, veikti, ne tik, kad šiaip bet ką užtepti, tai nežinau, kokia ateitis, bet tiesiog susigadina epidermijos sluoksnį. Taip, be abejonės, paprastai ten nuo nudegimų, tai pažiūrėkim, retinoliai, rūgštis, vitaminai C, taigi anksčiau tiek nebuvo aktyvių ingredientų leidžiama naudotis paprastam žmogui. Anksčiau būdavo drėkinantis, maitinantis kremukai. Pažiūrėkim, Ordinary ką padarė, ne, tarkime. Tai visa tai nėra ten kažko blogo ar labai gero, aš ne apie tai kalbu, bet kad tau know-how reikia tokio didelio, o jie nebeturi laiko net know-how turėti. Mūsų dar kartą nors pasidomėdavo, kam tam retinolis reikalingas iš savęs. O dabar tu per 15 sekundžių gauni reelsą, kad tau reikia retinolio, kad nesentum, ir tavai. Jo, ir tada naudojame retinolį, kad jis tenais kažkiek tai tau padėtų. Taip. Bet aš vis tiek noriu grįžti, žinai, prie tų pojūčių. Tarkim, jeigu mes sakome, kad naudojant kosmetiką, mes turim kažką tai pajausti ar pamatyti. Tu pasakoji apie kaukę, kad matau, ne, tą rezultatą ir jaučiu. Nuo kokio produkto dar skinlaverių, ką matai, ką jauti ir kokį, kuris dar vienas toks, ne, gal produktas kažkoks tai yra? Man dar žiemos metu yra tonikas. Ir aš daug laiko dirbu, pavyzdžiui, tai aš gyvenu bute ir aš nusipirkau tą butą, jis yra senesnės statybos name, bet langai jau buvo sudėti. Tai 3 viename drėkinantis pantenolio tonikas. Jo, ir buvo sudėti prasti langai. Ir ką reiškia, kad kai yra šildymas, tie langai neturi vėdinimo ir tiesiog labai džiūsta oda. Man šiaip iš tikrųjų, kai prasideda, gal čia mano odos tipas yra, gal kitiems žmonėms taip nėra. Ne, labai geras pastebėjimas. Crazy. O aš, kai dirbu iš namų, aš nesidažau. Man to nereikia. Ir aš būna, pavyzdžiui, sėdžiu, yra mano darbo stalas ir langas yra radiatorius. Ir aš tiesiog jaučiu, aš žiūriu rankas, aš beveik gyvai jaučiu, kaip aš žinau, aš jaučiu veido odą. Tai aš tiesiog turiu tą 3P toniką. Ir aš nuolat pasipurškiu kas valandą. Ir man čia yra toks mažas dalykas, kur, jis su manim keliauja, gertuvė keliauja po namus ir tas tonikas keliauja po namus. Ir man yra labai didžiulis skirtumas, kaip tu naudoji. Atrodo, jo, bet labai geras žiemos, nes dažniausiai dehidratuoja ir tavo sprendimas gavosi, nes dažnai iš namų darbuojamės, kiti ir ofise darbuojasi. Ir ofise daug kas. Ir dabar ateina ta žiemos laikotarpį, jo, nes laiką labai svarbus, kai akcentuoji drėkinimą, ten serumais, visą kitą ir kažkaip tą toniką dažnai praleisdavau netgi tą mintį, kad tu gali eigoje ir ant make-upo pasidrėkinti ir plus nuraminti su pantenoliu. Bet aš galvodavau, kad tonikas yra vienas iš tų dalykų, kur mus apgaudinėja. Susigalvojo čia ta visa skincare pramonė, kad mums reikia toniko. Ne. Bet aš iš tikrųjų irgi po to galvoju, atsisėsiu, save edukuosiu, taip ar yra, ar nėra. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, man labai patiko faktas, kad kai mes nusiprausiam veidą, vis tiek tai yra nuvalymas, su kuo be kalbėtum, mums
reikia atsistatyti pH, kad po to visi tie brangūs serumai ir kremai, kuriuos mes pirksim, jie geriau ir giliau galėtų įeiti į odą. Tai būtent tonikas atstato ir paruošia odą, kad tie visi serumai ir kremai galėtų įeiti. Gal tu nori pradėti dirbti kosmetologijų? Nes tavrasi, viską taip detaliai yra apie tonikas, visas tavrasi. Bet aš tikrai atsisėdau, žinok, ir aš skaičiau. Bet man labai patiko ir šito pokalbio, kad edukuoti save, truputį atsakyti savo klausimus, jeigu tau ne iš pradžių metą, pagalvoti, ar tikrai ne. Nu, kad kažkas tai netinka, arba kitokią informaciją prieš tai gavai, nes tonikas tai yra vienas iš produktų, kur žmonės, moteris iki šiol, po tiek metų, tiek edukacijos, atrodo, būdavo, vis tiek nelabai mėgsta naudoti, nes alekam. Bet labai įdomu apie, man atrodo, šito nepasakau ir tau, kadangi mums yra jau virš 25 ir oda pradeda natūraliai po truputį senti labiau. Virš 30, kas atsitinka, kas yra įdomu, kad odos pH pats pradeda ne tai, kad tiesiog po vandens, ne, jis keičiasi, ką tu papasakoji, viską tą reikia labai gerai žinoti, bet jinai pradeda šarmėti oda. Tai yra link kokių 6 atsiranda šarminės odos tas viršalas paviršius. Ir yra moksliškai įrodyta, kad būtent kai yra šarminės odos pH, natūraliai, tiesiog nenusiprausus ar gyvenant, būnant tiesiog su oda, atsiranda vis gilesnės raukšlės. Tai jeigu mes nenorime, kad raukšlelė atsirastų, nebūtinai ten kremų reikia, ar dar kažko, mums reikia pakoreguoti savo pH. Tai, pavyzdžiui, tu naudoji 3-1 toniką su pantenoliu, o aš tau siūlau dar įsitraukti savo rutiną HBH tonikas eksfoliuojantis. Okay. Pameni toks, kur nepurškiamas, jo negalima jokiais būdais purkšti, ant vatos skelio ir praeiname visą veido odą. Labai paprasta, lengva, nes kitiems ten dėl riebios odos naudojama savybių, antiseptinių savybių, bet mums pats su to laiku labai svarbu yra vis grąžinti į rūgštingesnį odos pH. Tai vakarui, pavyzdžiui, ne rytui, arba kokią, kas antrą kokią dieną, žiemos laikotarpiu galima tai pamėginti padaryti, tiesiog praeiname taip su vatos keliais prieš serumo ar kremą. Tai žodžiu, kad oda lėčiau sentų, ne kad keistųsi oda, ne ten apie peptidus, o tiesiog pH susitvarkius gali būti daug geresnė. Tai drėkinsi dienos metu su pantenoliu, o į rutiną vakarinę pamėgink šitą įsitraukti. Nors laukštelės labai gražu ir nereikia nuo jų bėgti, bet galima padėti šiek tiek kitaip odai atrodyti. Bet čia tas pats, ačiū, bet čia tas pats galvojimas, kaip kritinis mąstymas yra žiauri jėga, labai nepopuliaru šiais laikais, bet visi ugdykimės. Ir tas pats yra su anti-agingu. Kodėl anti-agingas yra pardavinėjimas, kad tau dings raukšlelės, tau nedings raukšlelės, bet kai naudoji anti-agingą, tu gali drėkinti tą rievelę, kur susidaro raukšlelė ir tu ją gali padaryti, tiesiog gražesnė, minkštesnė, taip. Ir tai nereiškia, kad raukšlės yra blogai, anti-agingas turi jas panaikinti, mes niekada nesensim. Ne, mes tiesiog galim padaryti, kad mes sentumėm gražiau. Jo, kad tai sulygina gražiai, minkština ir ta prasme net tyrimai. Mes kai anti-aging liniją išleidinėjame, iš esmės pagrindinis tyrimas vyksta iš tiesų ne tai, kad stabdo raukšlių formavimąsi, nors argelininas yra vienas iš ingredientų, kuris veikia kaip botoksas. Bet čia yra paviršiaus nervinių galūnėlių, kad nesusitraukinėtų. Bet mintis, kad tu tyrimus, kai daraisi, kaip giliai jis pridrėkins tavo odą. Ko pasiekoje mažės, ką tu ir paaiškinai, visos matomumas, tų visų raukšlelių sulyginimas. Tai jeigu kosmetiką mes naudojame, koks ir yra, sako, taigi kiti, kur kritikai jau, nelabai jau, kurie prieš kosmetiką, tai jinai nepadeda, ten nesustabdo, ką tu ką tik kalbėjai. Bet iš esmės, jeigu mes odas palyginsime tos, kurios moteris puoselė ir skiria laiko 2 minutės ryte, 2 minutės vakare, jos yra švytinčios, sveikos, gražios. Bet kas yra įdomu, kurios naudoja, norim vis daugiau, kažkokio to melo užsidėti ant savo veidą. O kas nenaudoja, yra kaip razinkos odos tokios. Tavo dar tokia sudžiūvusi ir jai reikia kartais, kai aš sakau, skin loveriui gali būti naudojama kaip kosmetologinė procedūra, padarau valymą, padarau tonizavimą, tą giliai drėkinančią kaukę uždedu ir jinai spindės oda, jeigu jinai dažniausiai nenaudoja. Tai tada mes galim tikrai pasiekti to tokio rezultatų. Tai iš esmės jo pridrėkinimas pagrindinis dalykas. Taip, bet kaip su viskuo gyvenime, tiesiog consistency, o consistency lietuviškai verčiasi pastovumas. Jeigu mes turim pastovumą, pasikeičiam pagal sezonus, nėra atsakymas, nes kai tikrai nenaudoti arba nueiti kažkokį radikalumą, kur man nieko nereikia ir mes net nebegyvenam tais senais prosinių laikais. Taip. Yra tiek daug užterštumo. Aš važinau, taip seniai Indijoje buvau ir Indijoje, kai įsijungi teliką, tu žiūri reklamas ir visos jos yra anti-pollution.
Nes tikrai tu, pavyzdžiui, dėlėje vaikštai ir tu matai oro užterštumą, tai visa kosmetika jau, kuri turi kaip sluoksnį, kuris neleidžia tam visam užterštumui iš oro įeiti. Tai atrodo, tu kaip žiūrėtum kažkokias ateities reklamas ir tu supranti, jau dabar gyvenam ir mum gatvėse vaikštant, Vilniui centru einant yra labai daug užterštumo, tai mums reikia kažkokios kosmetikos apsisaugoti ir padėti. Faktas. Ta prasme, čia didžioji dalis, apie tai ir sakau, kad ne apie tai, ką kardinaliai pakeisti, taip, o realistiškai pažiūrėti į esamas problemas ir su jomis tiesiog tvarkytis. Ir pastoviai užknisa, užsipurški tą toniką ir lauki minutę laiko, kol biškiau pradžius susigers viskas. Bet čia tik minutė. O kiek iš tiesų tu skiri laiko, pavyzdžiui, rutinai, jau sužinojom, kad viskas su skillaveriais darai, kiek laiko skiri? Aš, pavyzdžiui, nesu išpratėjus. Aš noriu, kad būtų greitai. Tu daug labai visko man čia prisakai, kad dar tą galėčiau panaudoti. Aš turiu sekmadieniais, kur aš užsidedu ir kaukę, tikrai tą tokią labiau kosmetologinę procedūrą pasidarau ryte. Tai ką, aš esu iš tų žmonių, kur dantis valasi duše. Tai aš nusiprausiu ir su peneliu, su viskuo, išlipu, aš turiu atskirą veido rankšluostuką. Gal kažkam atrodys didelis dalykas, aš kiekvieną dieną juos keičiu, aš sukštelčių jų turiu labai daug ir aš tiesiog nusisausinu su rankšluostuku, užsipurškiu toniko, kol ant viso kito kūno tepu drėkinantį kremą man nudžiūva tonikas ir, pavyzdžiui, dabar vasarą aš nenaudoju serumą. Tai aš tiesiog užsidedu kremą ir važiuojam. Jeigu yra žiema, aš dar užsidėsiu serumą ir tada, nežinau, gal plaukus pasišukuosiu, kažką paveiksiu, palaukiu, kol susigers ir užsidedu kremą. Viskas labai gerai. Taip, bet man tikrai, aš jaučiu didelį skirtumą, jeigu aš vieną kartą per savaitę nepadarau tos didesnės patos. Plus, dar yra ciklas. Mes, moteris, sukamės kiekvieną mėnesį 4 skirtingose ciklo fazėse ir, pavyzdžiui, po ovuliacijos man tikrai nori atsirasti daugiau spogelių, nes tai yra hormoniniai pokyčiai. Tai tada dar bus, pavyzdžiui, vakare, kuo skiriasi, kad aš tikrai jau viską nusiprausiu, pasidarysiu ir tada užsidėsiu tą kaukę, kuri yra nuo spogelių, paskaitysiu knygą lovoje atsigulus ir prieš miegą, prieš jungiant šviesą, nusivalysiu ir tada jau eisiu miegoti. Tai toksai... Labai, tas svarbu, jeigu kas klausysis, išgirs, kad mes turim stebėti savo ciklą ir pagal jį nedėliotis, ar valančią kaukę, ar drėkinančią, kurio metu geriau, nes tu ne vienas straipsnis rašys apie tai, nes rodo lygiai taip pat kaip kūnai reikia ramybės, taip ir rodai, kartais reikia ramybės, tada drėkinimo oda. Jeigu mums reikia tenais išsikrauti, tada reikia ir odą išsivalyti valančią kaukę. O prie spogelių būtent, nes dažniausiai moterim prieš pat menstruacijų ciklą, ir po jo šiek tiek, bet dažniausiai prieš būna kas spogelis, paberimai visi. Kai kuriems šituose vietose atsiranda intensyviau, kiti visuose, tai tas 3C serumas, eleksyras nuo spogelio su cinku labai aktyvus yra, bet jis neprasausina perdėtai daug, tai irgi galima kažkuriuose vietose, kas kaukių gal nemėgstam, tiesiog toks basic patarimas. Taip, ir nereikia iš karto bėgti pas kosmetologę, priimti, kad nieko ir nespausti spogų, jeigu dar kažką yra pagrindinis dalykas, nespaučiam spogų. Ir rankšluostukas atskiras, ta prasme čia yra, bet daug kas dar nenaudoja, arba servetėlės, tada nespaudom spogų, ką dar išmokę esame nuo tokių klaidų. Nespaudžiam spogų. Plaunam. Tai tas diskelius, aš naudoju micelininį, jūs turite ir micelininį prausiklį, bet, pavyzdžiui, jeigu su micelininiu tuo, tiesiog kur ant diskelių užsidedi ir palaikai, tiesiog paprastai. Kad nereikia trinti. Kiek klaidos iš paauglystės jau vardinam visas, kurios. Kodėl nereikia trinti? Kodėl nereikia trinti? Tai pirmas dalykas, pas mus jau nuo paauglystės šita vieta yra pati ploniausia. Tarkim, mano atveju, tai ten, kai dermatitai, dar kažkas šiaip pas daugą moterų, jinai tokia net jautri ir sako, aš nežinau, ką man daryti su vokais. Savo visų pirma, parodykit, kokias putas naudojat, nes čia mano buvo problema, mes kuriam putas, naujas, ten, kalbėsim tom temom, bet mes viską akim naudojam, viskas, kas sausinančio. Tokie buvo dvifazė aliejai, žinai, kur valyti akių makiažą, tušą ten tepam, namie sėdim, taip trinam. Tai iš esmės ta oda yra antiek plona, kad mūsų patenka visi ingredientai, netgi gali patekti pro ją į gleivinę arba netgi pro gleivinę. Čia tada sudirginimas akių vyksta, tada senėjimas vyksta, raukšlių formavimasis gilesnis, dehidratacija intensyvesnė ir kai pažeidžiam paviršinį
tą voko epidermį ir apsauginį sluoksnį, tada formuojasi uždegimas, tada atsiranda dar didesnis, gilesnis dermatitas, jeigu esame linkę tam, ir krūvo visokiausių pasiekimų. Čia per tą pačią, man atrodo, vienas iš mitų yra, kad paakių kremas iš tikrųjų yra tas pats veido kremas ir čia prekių ženklai tiesiog perpilsta į mažesnius butelius. Bet ne, ten tas paakių kremas, ta molekulė tiesiog įeina į tą jautresnę, plonesnę odą kitaip negu kad... Taip, čia yra, jie tikrai kitokie kūrėme. Ar įmanoma tam tikrus kremus panaudoti kaip akių? Taip, bet ar bus tas efektyvumas? Ne, bet galima. Taip, bet pavyzdžiui, jeigu jūs oda riebi, naudojama zelaino kokį kremą riebiai, ten mišriai probleminiai odai, tai to kremo paakiam jokiais būdais negalim. Jeigu mes naudojame kokį maitinantį su hialurono rūgštimi kremą, ar jį galima paakiam, logiškai galima būtų, bet šiaip jo struktūra bus visai kitokia, nes, pavyzdžiui, mūsų paakių, kuris kremas, tai yra, jis turi šviesinančias dalelės, labai patinka šitas. Veidui ten ne visiems reikalingas, tada jis yra lengvesnės gelinės konsistencijos ir kitas kremas gali, jis, pavyzdžiui, šviesinantis prieš pigmentinės dėmes, tai įsivaizduokit, ant paakių uždėsim, tai jis labai sureaguos akis mūsų į tą kremą iš esmės. Bet žinai, pavyzdžiui, tu kalbi ir tu taip daug ingredientų pasakai, ten yra cinko tam ir tam kreme, ten dar kažko. Mes dabar kaip visuomenė tik mokame skaityti maisto, kurį mes valgom. Ir tai dar mes kiek nežinom, ką ten kuris reiškia. Taip, aš, pavyzdžiui, nežinau. Tai mums dar kitas lygis yra suprasti, kas yra mūsų veido kosmetikoje per ingredientai. O kaip lengviau tada pasakai, iš esmės dažniausiai, kaip tu kaip paprastas žmogus, kaip paauglys buvai, tu tiesiog žiūrėdavai maitinantis, drėkinantis šitos dalykus? Maitinantis, drėkinantis, bet šiaip tai... Aš iš paauglystės atsimenu vienintelį dalyką, kad aš turėjau tikrai gerą odą. Mano mama kažkur buvo paskaičius, kad reikia naudoti riebų muilą, veidą prausti. Riebų muilą? Kaip ten, geras. Nenoriu dabar brendą jokį. Ne tai, kad alyvogų, tai kreminiai muilai, kur yra tokie balti visokie, kad būtų. Tai mes su juo plaudom, tai ten tai tikrai būdavo toks pusmas, kad tempia tą odą, tai ten bet ką užsidedi, ją pridrėkina. Čia pats blogiausias šiaip dalykas, jeigu kai manęs klausia, aš vis karts nuo karto pamirštu, ką blogiausia gali naudoti, yra muilus, nes ten šarminis žiaurus yra, ta prasme. Mama. Aš vis dar bandau kalbėti, bet gerai stikinu šitą. Ir ūkinį muilą prieš aknę naudodavo. Naudodavo šitą? Jo, ūkinį muilą, nes jis antibakterinis ir tavrasi gydydavo aknę su jo. Natūralus labai pasirinkimas. Bet dar būdavo, aš nežinau, ar tu atsimeni, aš iš tikrųjų net kartais melsdavausi prieš užmigdama, kad man užaugtų koks nors pogelis. Nes tos klasiokės, kurios tikrai turėdavo aknę, jos eidavo į vaistinę ir būdavo tokia kaip dantų pastos tūba, galėdavai nusipirkti, tai buvo su spalva ale kremas, o mama neleisdavo naudoti pudrų. Kreminės pudros ir tu norėdavo, kad spogas užaugtų ir tu pasiūlai. Taip, ir žodžiu, aš ten mamos, mes ten, žodžiu, eidavome į vaistinę, aš jas maldavau, prašau, nupirk man šitą. Ir Gadau, rasi, neturėjau, aš turėjau tiek problemų su veidu, kad man, žinai, kito maskavimo buvo kosmosas, bet rasi, wow. Jo, tai va, aš labai svajodavau, aš taip norėjau. Bet tik išnyktų spogas ir jų užmaskuočiau. Nes aš tada galėsiu tą spalvą užsidėti ant veido, tai norėdavau jau dažytis. Jo, toks fainas. Visas mes norėdavom ir to tušo, kur dabar, aš kartais pasižiūriu savo tas paauglystės nuotraukas, aš dabar, man atrodo, jauniau atrodau. Jo, čia tas etapas, bet aš, žinok, pastebėjau, kad viskas vyksta tas pats, vėlgi nuėjau pas paauglius, nes aš tokiau, o jie jau jauniau atrodo, jie gražiau ten dažosi, tie antakiai tokie vešlus, nieks nesipešioja. Ne, pasirodo, visur yra kaip ir anksčiau. Vienosgi pas mus kas pešiodavosi, kitos nesipešiodavo, būdavo tos antakius, kad vieni su juostelėm vaikščiodavo. Buvo juostelė, tapas tikrai. Buvo pas tave, ar ne? Ne, pas tave nebuvo, pavyzdžiui. Ir va, aš lygiai dabar su paaugliais, kai sutinku, jie labai daug apie kosmetiką ten supranta, visą kitą, bet va, sėdi prieš auditorijai vienos nusiskutusios tieselinė, nes tai yra retro ten įkvėpta kažkokia stilizacija pas jos, kitos vešlus, nes modeliai dabar sako, kad negalima pešiotis ir labai daug trendų įvairių, bet lygiai taip pat su ta kosmetika, su tais tušais, nu, vat, jiems reikia irgi jo, bet daugiau jie apie puoselimą. Bet čia yra ta teorija mimetics, kur visada pasaulio istorijoje mes vieni kitus kopijavom. Čia tai trendai nėra nauji. Ir net kūdikis, kai gimsta, taigi jisai kopijuoja tėvus, kur mato aplinkui, nes tai yra pirmi dalykai, kaip mes mokomės būti pasaulyje. Šipsaisi kūdikis, tau žodžiu, šypso. Nu tai matai, kaip influencer antakius pešiojasi. Ir tu pešiojasi.
Na jo, norėt, kad kažkaip tai jo kitaip. Galbūt jūsų influencerių kelionė turėtų būti labai labai atsakinga, bet ta pačia labai reikšminga. Bet tai dar reikia suprasti, kad visas influencinimas, socialiniai tinklai, viskas tai yra wild west, tai kaip atrasti Ameriką, nėra įstatymų. Tie įstatymai, kad ir Lietuvoje yra, aš iš tikrųjų taip džiaugiausi mūsų tarnybom, aš vieną kartą sukėliau seriją storių ir pamiršau užtaginti reklamą. Tikrai nuoširdžiai. Aš gavau laišką, kad jeigu dar kitą kartą tai padarysiu, bus tiek ir tiek pinigų bauda. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, super, ačiū. Labai gerai dirbam. Matai, šaunuolį, ta prasme, nors kažkiek tai prižiūrės, žinai, ta prasme visą. Taip, bet šiaip tai nėra, ir šitą rinką yra labai sunku reguliuoti. Ir vėl kritinis mąstymas turi atsirasti pas mus visus. Daugiau dėl to, aš tai šiaip vis tiek esu už influencerius, esu už podcastus, už visus, bet tik tais atsakingumo patiems žmonėmis, nes kitaip šiuolaikinėme pasaulyje mes iš vis greit nebesusigaudysim, nes gerai, mes kalbam apie influencerius, bet pažiūrėk reklamas. Nevardinsiu brandų, bet, žinai, įsijungi televizorių ir ten sako, kaip ir minėjom, išlygina raukšlės, padaro šitą, šitas serumas, visiems tinka, pirka ir taip toliau. Tai iš kitos pusės, jeigu pažvelgs, man atrodo, dabar yra dar atsakingiau, nes žmonės, kurie jau reklamuoja, pagalvoja, jeigu tu esi, kuri tikrai rūpi, ką tu reklamuoji, ar tau rūpi, ar aš tikrai tą naudoju, ant savęs, ką aš papasakosiu. Aš tikiu, kad tokių kaip tu dar yra ne vienas žmogus, kur pas mus mes turime ambasadorius tikrai nuostabus, kurie tikrai ištestinė, šitas man nepatinka, tas patinka, dar surask viską, kad patiktų ir tada jie galėtų transliuoti. Tai iš esmės tada buvo melas ir dabar yra tam tikrų, kurie meluoja į kamerą ir sako, ką iš tikrųjų nenaudoja iš esmės. Tai vėlgi grįžtame prie to, kad sąmoningai žmogus kritinį mąstymą turi ugdytis. Ir niekas nėra juoda balta. Tai šiaip reklama yra geras dalykas, nes žmogui padeda atrasti prekę, kurios jisai ieško. Taip, tai daug lengviau ir greičiau. Ta prasme, man tai taupo laiko. Man atrodo, kad šiaip mūsų visam šitam pokalbį dar yra tokia, kad svarbiausia, kad nėra juoda balta, tai nereiškia, kad reikia nebenaudoti veido priežiūros priemonės, nereiškia, kad nebereikia sekti influencerių dar kažko, tiesiog turėti kritinį mąstymą ir dar sekundėlę prieš kažką perkant sustoti ir pasigūglinti, arba kaip save truputį edukuoti, pasidomėti. Arba atrasti savo žmonės, kuriais tu pasitikė. Arba atrasti žmonės, kuriais tu pasitikė. Aš tikiuosi, mes daug informacijos labai iš širdies pasakam ir naudingos, kurie, tikiuosi, yra dalis, kurie imponuoja, tiki ir jie bus edukuoti, ką naudoti ir kaip naudoti. Ir tai yra labai svarbu. Ar tau suteikia, mes sakom, naudoti, nenaudoti, bet ar tas gražinimasis, naudojimasis kosmetika, ar iš vis oda tau suteikia pasitikėjimą? Mano hobis yra oda šiaip. Man tai taip patinka ir apskritai, man atrodo, kad grožis nėra blogai, grožis gydo, estetika gydo, man patinka būti gražiose aplinkose, man patinka gražiai atrodyti, mandalas vienuoliai Tibete dėlioja, kurias bet kurią akimirką gali išpustyti vėjas, tiesiog tam, kad savo primintų, kad grožis yra laikina ir kad viskas gerai yra siekti jo. Tik tai, kad aš sensiu, man atsiras pogelis, aš ne kiekvieną dieną turėsiu laiko gražiai apsirengti, bet tai nėra bloga diena tada. Tai tiesiog yra. Vėlgi balansas toks. Man visą laiką, nes Skin Loveriai gimė ir pavadinimas Skin Lovers, kad meilė odai, meilė savo iš esmės, bet svarbiausias gal dalykas dažnai būdavo, kai jausdavausi nelabai gerai dėl savo odos būklės ir tą praėjau labai ilgą laiką ir aš labai ramiai dabar priimu, jeigu kažkas tai su oda pablogėja, bet iš esmės ritualas, tas pats rytinis ir vakarinis, nes aš negaliu papasakoti ten, ką aš netaip dariau, nes aš tikrai labai anksti pradėjau rūpintis oda, bet tas rytinis atsibudimas, kai tau yra bloga nuotaika, tau ir tas oda ir kažkoks pogelis ar dar kažkas tai, bet tu nusiprausi veidą, jau optok, žinai, jau vėl petukai įsitėsi, užsitepi kažkokį serumuką ir viduj, žinai, pagerės tikrai tas susitrauks pogelis, jau mintyse, žinai, kažkas tai. Tada tą kremą pajauti malonų pojūtį ant savo odos ir tavo rytas pradės daug malonesnis. Tai man Skin Loveriai ir šiaip odos priežiūra susijusi su kasdieniu tokiu rūpinimusi, o kasdienis rūpinimas tai geresnis rytas. Tokia dirbi su platesnė šypsena, nes dažniausiai to trūksta rytai, žinai, arba ateina rudens laikotarpis, kuriame iš vis, žinai, reikia save išsijudinti, kartais vakare žvakę gal užsidegti, tai tą rūpestį odai reikia būtinai, man atrodo. Ir tiesiog turėti balansą, kad man su savivertė ir meilė savo, buvo nuostabu pasiekti momentą, kur aš galiu nueiti į viešas erdves ir viską, ir aš neprivalau būti pasidažius, aš neprivalau atrodyti ten tobuliausiai kaip esu, aš galiu, jeigu man tą dieną nesinori, galiu nueiti be kažkokio wow efekto.
bet aš žinau, kad jeigu yra savaičių, kur aš labai daug dirbu, esu namuose, visai nesidažau, gal net mažiau pasportuoju biški, tai užsidėti suknelę, pasidaryti visą odos rutiną, nueiti į kirpyklą, pasikirpti plaukus. Irgi yra vienas iš būdų tikrai geriau pasijausti. Tai nes dažnai tas ir būna, juoda balta, ne? Kad arba aš naturalistė ir nieko nedarau tada, arba aš full viską darausi ir negaliu išeiti į biblioteką nepasidažęs. Tai čia ir yra. Gal šių laikų iš viso, tai yra, man atrodo, žiauriai fainai, kad mes viską galim sau leisti ir mus nieks neteis, nedžedžins, jeigu mes pačius savęs leisime būti savimi tokios, kokios mes esame. Moteris yra labai stipriai linkusios save įdėti rėmą. Pasakyti, kad, tarkim, esu dabar tokia ir tokia, atstovauju tas ir tas vertybės ir man nebegalima. Pavyzdžiui, aš atstovauju natūralias vertybės, man tikrai ir kritinį mąstymą patinka pačiam, ir taip toliau. Ir tada atrodo, kad bet aš jau nebeleisiu savo ten kablų užsidėti arba ten pasidažyti. Leisiu, kai norėsiu. Čia nereiškia, kad aš save į kalėjimą turiu užsidaryti. Man šis pasaulis arba šiaip yra per daug platus, kad tu kažko nepajaustum. Iš esmės ir moteris, iš esmės, jeigu dar vyrai, man atrodo, jie yra tokie. Jie turi vieną savo stilių atrastą. Yra ir tokių ir modelių, bet iš esmės moterėje tiek daug, jinai ir mama gali būti, ir meilužė, gali būti ir draugė, tenais vaidmenų labai daug. Tai šalia vaidmenų atsiranda daug ir vizualikos. Ta prasme, kad tu gali vieną dieną vienokią norėti pabūti, kitą dieną kitokį ir tai nėra blogai. Nes jeigu mes matom jogos dėstytoją, tarkime, mes kaip įsivaizduodam su turbanais ten, su kažkaip kitaip atrodančia. Dabar, ko man žavus pasaulis, kad jinai gali visai kitokia būti. Visokia būti. Ta prasme, vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip. Aišku, turėjo savo vertybės, kas yra gal svarbiausia, bet visa kita tai taip. Šiaip jogos kursas, aš atsimenu, buvo tai vadovėlinė knygoje, kur turėdavom paskaitas. Viena iš tokių labiausiai išryškintų citatų buvo, kad mes žmonės esam dideli kaip vandenynai, žinoma, kad mes kartais savo prieštaraujame. Kad tai yra natūralu turėti dvi pusės. Aš turiu savo pusę, kuri labai mėgsta bare pašokti, bet aš nevartoju alkoholio ir taip toliau, bet aš mėgstu. Bet aš turiu kitą pusę, kuri labai mėgsta 10 valandą būti galovai. Taip, ir jos abi geros, man nereikia nei vienos iš jų atsikratyti, ištremti, konfliktuoti ir taip toliau. Tak jos abi egzistuoja. Ta, kuri per ilgai pasėdi su ta knyga, tai labai gerai, kad ta kita pusė už rankos išsitempia, ten... grįžti namo ar ten dar kažką tai panašiai. Tai ir dar jogoje kitas dalykas yra, kad, pavyzdžiui, aš esu jogos mokytoja ir atrodo, kad net ir visa visuomenė dabar iš karto stumia į kažkokį rėmą irgi, kad turi būti taip ir taip. Aš dievinu ryte kavą. Tau labai puikiai pavyksta, man atrodo, labai gražiai tą transliuoti ir eiti tuo keliu. Mane tai, pavyzdžiui, labai įkvėpia. Nes aš niekada nenorėjau nueiti į tą kitą, atrodo, tą jogos pusę, nes man atrodo, nes mes ne ten net gyvename. Mes gyvename šiuolaikinėme pasaulyje, kitokiame pasaulyje, iš kurios jinai galbūt kilusi. Aišku, nereikėtų jo supopsinti, bet man atrodo, tavo atveju tai labai gražiai ne šitą žinią. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, be Skin Loverių tu turi grožio saloną. Ir aš atsimenu, man vienas iš labiausiai, kaip čia tos moteris baseinė, kur pasakojau, taip, aš kažką pas tave įėjau ir ten labai gražios moteris dirba. Šiaip, wow, ten tikrai įeiti, tu tokia grožio kažkokį iš pagrindinės Klaipėdos gatvės buduarą įžengi. Ir Alesija ateina tarp tų visų moterų visiškai nepasidažęs, super paprastai su džinsiukais. Ir aš taip staptelėjau ir pirmą atrodė, kad kažkas čia negerai. Alesija, kad nepasidažai, tu šitam grožio buduarė jų visų vadė esi. O po to supratau, eina savo, kaip čia empowering viskas. Iš tikrųjų visą tą kelią praeiti, kai buvo, kad aš irgi buvau visiškai kitokia. Nestandartas šitoje srityje, nes dažniausiai buvo grožio salonai, būdavo su full make-up vadovais, su labai puošniais plaukais, išvaizdomis ir visokiais dalykais, bet mano pirmoji studija buvo įkurta tada, kai aš sirgau labai stipriai dar dermatitu ir tiesiog aš negalėjau dažytis. O mano tas rytis nudegė manyje. Ta prasme, ir aš dar pamenu netgi dėstytoją, kai aš studijavau kosmetologiją, sako, tu eik į vadybininkės, tu eik į kokias vadovės, bet tikrai ne į kosmetologiją, o dievent tik ne į makiažą. Nes tu neatrodai taip, ko iš tavęs tikisi. Ir kai aš nepasidažydavau, ar netgi dabar kartais natūraliai ateinu, arba taip estetiškai tvarka turi būti, bet kodėl tai turi būti kažkokie labai dideli standartai. Ir dažniausiai būna tas, kai ateina, kaip ir tau buvo, wow, kas čia, ta prasme, kodėl, tarkim, gal ir dažniausiai gali būti atmetimas žmonėms, ir panašiai, ir prieš save mes labai daug kažkokius dalykus tokius sprendžiame. Tai aš manau, kuo daugiau tokios laisvės, kitokio požiūrio ir... Ir šiaip, pažiūrėjau, kosmetologija, pas kurią aš vaikštau,
turi akne. Ir aš jie net labiau pasitikiu, nes kartais veido priemonės ir viskas nepadės iki galo. Tai yra ir hormonai viduje, kur netaip lengva yra sutvarkyti ir taip toliau. Tai man atrodo, kad vienas iš tų kritinio mąstymo dalykų patiems yra nusimti tuos neįmanomai aukštus standartus. Jo, ir kad žmogus, kuris, pažiūrėjau, turi problemą, gali labiau net suprasti. Ir va čia yra dar atsakant prie kosmetikos grįžtant, kad dažniausiai, kai mes turime labai didelius lūkesčius, kas atsitinka su moterimis. Nes daug online pamokų vesdavau per karantiną ir jos visos man atneždavo visą kosmetiką arba telefonu parodydavo savo kosmetikos staliukus, spinteles. Ir ten daug produktų, labai daug brandų. Ir sakau, kodėl? O kas yra? Nu tai tą nusipirkau nepadėjo. Sakau, kiek laiko panaudojote? Nu ten 3 dienas, nesvarbu, šitą gal savaitę. Nu nesąmonė, nieks nepadeda. Sakau, kas su jūsų oda ne taip? Nu ten graži oda, tikrai ten gal poros pogelių kažkokių. Tai va tas lūkestis perdėtas ir netikras suvokimas, ką tas kosmetikos produktas tau suteiks, skatina tave vis keisti, bet nieko galutiniam ir dar netinkamai, dar pabloginti tą pačią situaciją. Jeigu mes suvoksime, kad vetso keitas pogelis ar ta raukšlelė ir kremas padės tau, bet neišlygins, tada galbūt bus paprasčiau. Bet mes čia visiškai nepabaigai vieno dalyko nepakalbėjom, tai yra pinigai, kad kiek visą tai kainuoja ir šiaip tai odos priežiūros priemonės gali labai daug kainuoti ir kai moteris tikrai ateina kartais pas draugės ir ten yra 1000 eurų išdėliotas, žinai, visose priemonėse. Taip. Tai mums tiek nereikia. Pradėkim nuo to ir mes galim, čia mažiau yra daugiau visame, kame mes galim turėti. Man visą laiką draugas sako, bet aš nesuprantu, kodėl skinlaveriai tiek daug kainuoja. Na, ir čia tas irgi toks keistas lietuviškas, kad jeigu kažkoks užsienietiškas lietuviškas, tai pigus turi būti. Ir, tai nes yra kokybiški, tie patys peptidai, pavyzdžiui, gali būti. Labai brangus ingredientas, kur ta prasme iš esmės ir mes, sako, tarkime, ta kaina iš esmės, kiekvienas 1% ar 1,5% kokio hialurono rūgšties, jis iškelia kremo kainą kosmiškai, bet yra tyrimai visiškai visi aiškus, kiek kokio ingrediento turi būti, kad jis paveiktų odą, kad galėtų kažkom padėti. Tai tarkim, jeigu mes skaitome ant etiketės, kad yra su hialurono rūgštimi, bet ten nėra parašyta nei vieneto, nei 0,5, kad ir 0,3 kartais padeda, tai patikėkit manim, tuose kremuose yra 0,01, kad parašytų ant etiketės. Kad yra hialuronas. Ir jis neveikia. Ta prasme, tiesiog kiekvienas tas ingredientų, aišku, aš nekalbu apie stiklą, aš nekalbu, kad dozatoriai tam tikri ir tai įpakavimas daug kainuoja tikrai ir tada vidus pats pačio produkto kainuoja iš tiesų nuo aktyvių ingredientų. Ar gelininas, ar peptidai iš esmės yra pats brangiausias dabar ingredientas, kurį galima naudoti kosmetikoje, jis yra ir injekuojamas, ir naudojamas paviršiuje. Tai dažniausiai žmonės nori ko, kaip ir sakiau, pigiai, gražiai kažkoks tai, bet neturime ir efektyvumo iš esmės iš jų. Taip. Tai tas brangumas, tačiau kokia yra kitas dalykas, kad to kremo, kai jūs užsidedat, kad ir pigaus, kiekviena mergina galės pasakyti, kad jinai paima, kad ir kiek pripumpuoto ant veido, tepsiu daug, čia primasažuosiu ir veidas bus ok, jinai net nematys to kremo. Jeigu skinlaverių kremą tu patepsi daugiau šiek tiek ant veido, tu pamatysi, jis pradės rutuliotis. Taip. Jis nesusigers į odą, nes tai yra aktyvūs ingredientai, kurie pasilieka ant paviršiaus, nes neįmanoma, kad jie susigers į tavo odą. Ir plus nėra alkoholio, kuris nugaruoja odos ir tą tokį flow, tokį lengvą jo paliekant tavo odos. Tai va šitie visi dalykai, faktas, jie iškelia kainą, bet kuriuo atveju, kai daugiau nori to aktyvaus ingrediento, įpakuotę stiklinę, nes iš esmės tik tais stikle tyrimais jau yra patvirtinta, kad geriausiai išlaikomas visos kosmetikos savybės, ne plastikose iš esmės. Apie visą kitą, ką jau kalbėti, kad Lietuvoje tyrimus pasidaryti, be abejonės atlikti tos tyrimus yra brangu. Aš nekalbu, kad tai turėtų svarbu būti mūsų klientai, bet vien už ką jis moka, tai moka už tą, ką jis tenais randa iš savęs. Taip, ir iš esmės, kad nepulti pirkti beprotiškai daug visko, geriau nusipirkti 3 priemonės, kur tu žinai, kad yra sudėti geri ingredientai ir tų ar peptidų, ar hialurono tikrai yra, o ne tik įdėta butaforiškai, kad ant dėžutės parašyti, turėtų ir panaudoti ilgiau negu 3 dienas, kad pasižiūrėt, ar tu matai tą efektą, ar nematai tą efektą. Tai, man atrodo, mums tiesiog dar labai trūksta edukacijos. Taip, jinai sudėtingesnė šitą edukaciją yra. Bet lengviau pasakyti, užtepiau ir matau, wow, glow efektą. Taip. Ačiū tau, Rasa, šiandieną. Už tavo skirtą laiką buvo labai faina. Tikiuosi ne vieną kartą dar pasipliursiu. Aš irgi. Buvo labai gera.